Aš žiauriai mėgstu uždelstą atsakinėjimą jūsų klausimus, tad šiandien atsakysim į klausimus, kurie užduoti prieš 2 metus. Pirmas klausimas, ar tau patinka pienukas Miau? Aš nesuprantu, iš kur čia tokie klausimai gali būti. Jie užduoti prieš 2 metus, aš net neatsimenu, kas čia parašyta. Ar tau patinka pienukas Miau? Tikriausiai, kad taip. Kaip sukūrė šitą serverį? Tiesiog sukūriau, nes YouTube'ui reikėjo community, nežinau, jeigu norit galite prisijungti, linkas aprašyme, galit klausimų užduoti paskui. Kaip sugalvoja YouTubint? YouTubint aš tiesiog sugalvojau random su Augustu, kurį tikrai visi tikriausiai žinot iš ankstesnių video, ir mes tiesiog sugalvojom vieną dieną ir pradėjom filmuoti visokias nesąmones. Iš pradžių su veidu netgi filmavau, kaip ant batuto šokinėjom, dar kažką darom, nu čia tiesiog žiauriai random. Ir nuo to laiko aš beveik visą laiką jau kokius 7 gal net metus, ne, 6 metus viršaus YouTubinu. Tas yra crazy. Kada atsakysiu šios klausimus, Augustas paklausė. Labai geras klausimas. Tikriausiai, kad po 2 metų nuo tada, kada jūs juos užduosit. Adomuksas klausė, kaip tapti populiariu. Ką aš žinau, aš nepopuliarus net. Aš nesakyčiau, kad štukas subų yra čia populiarumas jau kažkoks. Kaip ir per ką tu filmuoji video, aš filmuoju tiesiog per OBS studiją, per kompiuterį paprastą kaip 2x2. Aš neseniai privatinau dar tutorialus. Gali susirasti mano kanale Zenos, bet gal veikia dar, nežinau. Ar tau patinka vadinlinis Miau pienukas? Šiaip šitas yra mano mėgstamiausias. Nežinau kaip jum, bet man jis tiesiog permušė visus kitus ir mano mėgstamiausias pats yra. Ar tu irgi pirkai sifiratukus kėdai? O dieve, kokie čia seni klausimai, Martai, linkėjimai, nežinau. Ne, nepirkau dėja, bet man atrodo, kad jau net uždaryta ta sifi parduotuvėje. Sveikas, turiu kelis klausimus, kiek tau metų? Manau, kad būtų pats metas vieną kartą ir visiems laikams pasakyti, kiek man vis dėlto yra tų metų. Ponios ir ponai, man 7. Kaip sugalvoju tapti influenceriu? Man atrodo, ne taip šitas žodis rašosi. Kaip sugalvojau tapti YouTuberiu tikriausiai? Aš jau atsakiau šitą klausimą, tiesiog spontaniškai tai gavosi. Ką galvoju daryti ateityje su kanalu? Parduoti už mašinos ratus. Kada naujas video? Dabar tikriausiai. Mano sveginims trūksta populiariaus svogūno iš YouTube, o ką tiek tau kažkas tada negerai, tau reikia eit pas daktarą. Vėl jisai klausia, when video or stream me need eat svogūnų. Bičias jau į anglą tiesiog pavirto, bet rašo su lietuviškom raidėm. Setuksas klausia, ar Teletabiai yra good, ir pats sakė šitą klausimą. Taip. Reiškia taip. Cepelinai ar kugelis? Blemba. Čia sudėtingas klausimas. Aš sakyčiau, kad kugelis. Nes aš jį dažniau valgau, tikriausiai, jisai skanesnis galbūt. Nežinau, čia tik mano nuomonė, bet šiaip abu dalykai ir geri. Tiesiog iš bulių pagaminti, žiauriai skanus, lietuviški maistai. Zonkandis klausė, kada rudetonas, kada žiematonas, kada pavasaratonas, kada vasaratonas. Vasaratonas gal ir bus, nieko nežinau. Dėl visų kitų nežinau, aš labai labiau linkęs daryti šitus dalykus vasarą, nes tada yra dar pakankamai laiko ir galima daryti tuos subatonus. O kai darai vidury kažkokių atostogų, tiesiog mokslo metuose, tai jeigu tai išsitempia ilgiau, tai tu turi tada nukėlinėti ir nėra to consistency, kad pa kiekvieną dieną streaminti. Tai kiek aš dar turėsiu laukti? Ar su bebrais turi bendrų ryšių? Kas geriau, Mikutavičius ar Kučinskas? Augustai, kas tau darosi, kas čia per klausimai? Su bebrais mes turim ryšių tikrai. Bebrai yra mano draugai. Mikutavičius ar Kučinskas vienareikšmiškai 100,000% Kučinskas. Jis yra tavo profilio nuotraukos. Ar tu kietas? Tikrai taip. Mėgstamiausia spalva? Blemba. Įdomu, kokios spalvos mano kanalo logotipo žmogeliukas. Ar tik ne žaliaus? Kada merch? 5000 subscriberių iki metų galo ir merchas yra. Ką tu filmuoji video tau? Ir jums visiems. Kur Lietuva? Man atrodo, kad šitas žemėlapis viską geriausiai paaiškina. Tu gimei Svogūnu? Taip, aš vis dar gyvenu Maksimos parduotuvėje. Manęs nieks nenusipirka, aš nesu pūvu, aš ilgaamžis Svogūnas. Ir aš nuo pat savo gimimo esu Svogūnas. Ką manai apie Ritvanius, klausė Erikas. Manau, kad tie žmonės palaiko netinkamą komandą. Ką manai apie Žalgirio komandos? Best in the world? Manau, kad jie tokie ir yra, kaip tu parašai.
Koks jausmas būti svogūnu. Šiaip labai geras, nes manęs nieks nenusiperka, aš galiu tiesiog visą laiką būti svogūnu. Kai mane kažkas nusipirks, man teks face review'ą padaryti. Bet kol kas mano svogūno nieks nenuperka, aš sėdžiu Maximus parduotuvį ir tiesiog viskas good. Kada voice review'as? Nežinau, reiktų nusimti tą voice changerį tikriausiai. Gal planuoju padaryti face review? Kada parodysi savo veidą, vėdą? Kažkada, kada nusipirks mane iš Maximo. Kodėl aguodinius dėjai darbą, čia po surelių video tiesiog ko gero. Aš negaliu neįsikišt, ką tu asilę sureliais vadini, aguodinius saldainius. Šiaip jie tikrai nusipelnė aukštesnės vietos. Tad 2 štukos subų. Nežinau, kada jūs paspausit subscribe, tada ir bus. Aš draugauju su creeperiais. Taip, su tavim draugauju, gal creeperi. Vienintelis creeperis, su kuriuo galima draugauti. Kodėl būtinai pasirinkai būti svogūnu, jei Maxi kitų daržovių yra. Taip jau gavosi. Taip jau gavosi, gimiau svogūnu, turi būti svogūnu. Jeigu norit užduoti klausimų, varykite į Discordą, o čia žiūrėkit kitą klausimų ir atsakymų video.